ką brolis anksčiau atvažiuos, bet pasirodo. Direktorius anksčiau. Direktorius anksčiau atvažiuoja. Kaip švara, kaip kostiumai. Kaip čia taip švariai mokai dirbti? Bet kaip pradedam dieną švariai taip. Baltų naujų kostiumėlių švarių. Vakare norėčiau apie kokią taip nusifilmuoti. Ar dar lauksim vakarą, bet gal tik užteks porą valandų padirbti šiandien vėl. Nu, gal vėl sugesim. Taip, taip. Po bunkerį. Taip, taip. Gal po pusę bunkerį į dieną. Per pusmetį apsimėtytumėm, bet ateis ruduo greičiau. Nu sveiki, tai ką, pradėjome mes irgi kulimo darbus. Šiandien yra realiai pirma diena. Nu, vakar vakare pabandėm, bet nesėkmingai. Subiro kederis po pirmo bunkerio, tai biškį remontavome šiandien. Šiaip dar nelabai spėjom pasiruošti sezonui, nes tai priekabas, tai padangas, tai tas pats kombainas. Ilgai tas pasiruošims užtruko, bet, manau, pajudėjom. Tai dabar pirmą reisą jau brolis daro, išvažiavo su Hatatu. Žiūrėsim, kiek nuveš, kokia drėgmė bus. Šį vakar, kai matavau tą pirmą bunkerį, tai buvo rodė apie 11-12. Dabar šiandien jau rodo 15. Tai elevatoriui bus kokį 18. Tai va, nu tai žiūrėsim. Tuoj viskas įsibėgės ir pajudės. Į tai dar bėlkę normaliai nepasitikrinau, reik padangas dar. Ir tai bėlkę dar nepasitikrinau, reik padangas pereit, pažiūrėt spaudimus. Šviesas dar reik patikrint. Tai kol čia tėtis dar pripildys viską. Mes čia va prie pat kuliam lauką, nu, prie pat namų. Tai dar turiu laiką biškį apsitvarkyti. Tai va, sunki ta pradžia. Bet įsivažiuosim. Nu, čia laukia šiaip kreatorius veislė. Nepirktinė, mes jau ją patys darėm šiemet. Tai, nežinau, kol kas dėl birėjimo dar visiškai neaišku, nes nukūlė tik tai va šitą va plotelį. Tai brolis išvežė kokį, nežinau, nu, bus 16 tonų, tai tikrai nuvežęs. Bet dar čia tikrai, manau, ir tas da bus. Tai kol kas kaip ir neblogai atrodo, aišku, įdomiausia, kokia bus klasė. Tai kai nuveš paaiškės. Nors, manau, man irgi čia greitai bėlkį pripildys ir aš irgi greit važiuosiu. O tada tėtis galės damasė užpildyti, kol mes suvažinėsim, kažkuris grįšim. Nu, tai palikau bėlkę nam gale. Kombains parvažiuoju tam gale. Masėjo tvariau. Radau šiandien dadu tėvimo taškus, apie kuriuos net nebuvau žinojęs. Čia po kapotų va skili. Pasirodo tepimo taškai, da čia yra. 4 metus turėjau traktorių ir netepiau tų taškų. Nežinau, ko jie yra. Nu, dabar jau žinosim. O žolės kiek. Ta parškėja tai atleisiu. Aš irgi taip sakau. O ražienas aukštumo. Kombainierių irgi atleisiu. 10-5 cemai. Nesimata, nieks nepaliks. Čia galvoju, pas tavęs rodo aukštį, kiek tu čia... Jo, tai elektronika, tai nauja technika. Čia patikima. Tik 30 metų pasenų. O, žiūrėkit iš kulimus, kaip mes susitvarkysime viską. Prarysim viską. Tenčinė, tem.
taigi sakau, kaip čia gali nebūti taip. Nu gerai, bet nesinervuokite. Nu pažiūrėkim, ką šviesas po sezoną. Čia, turbūt. Ar dega, ar nedega. Taip, ant traktoriaus dega. Yra. O. Ai, ne nieko. O, ten dega. Jau gerai. Dega. Ir čia dega. O Jezu. Pasak. Ir būtų gerai tada dar, kad kairys posūkis degtų. Be dešinę galėtumėm išgyventi. Bet kairys būtų malonu, kad degtų. Čia ne, nieko. Čia, nu, teoriškai mirks. Teoriškai abidvi mirks. Nu, kreatorius. Yra va, žalias, ai, čia gal šiaip neužkults, ai ne, čia žalias. Va, yra daug tokių neiškultų, bet gal nieko. Ai, čia dar pildys. Gerai, Kolis čia išleis, dar turiu laiką. Špilkutę reikia susirasti. Būtų... Kad paskui nebūtų cirko. Antrai ziliniai priekabai pasidaryti stabdžius buvo per didelis Everestas per metus laiką. Tas krans neveikia. Jį reikia pakeisti ir padaryti, kad ateitų oras iš pirmos priekabas į antrą. Ir dar ką pastebėjau, kad viena padanga yra į pabaigą. Va. Ir čia sutrūkė. Pavargusios tos padangas. Pernai stebuklingai kažkaip nei vieną nesprogo. Labai sėkmingai suvažinėjom. Šiemet, kur brolis dabar išvažiavo ant zilinės, irgi viena tragiškai atrodo. Tai jau sumontavom, paruošėm, pakeisim. Bet dar, manau, kokias dvi naujas visiškai reikia nupirkti, pasikeisti vat, ant šito traukinį, kad sezonas gal praeitų irgi be incidentų. Nes nėra labai malonu keisti padangas, kai čia pakrauta kokias 9 tonas. O, brolis žinutę parašė. $15,5 drėgmė. Kviečiai antra klasė. Yes!
Nu, viskas. Pirmas šių metų mano reisas. Pažiūrėsim. Oi, kaip seniai važiavom su šitu daiktu į tolimą kelią. Netilps, gal pasidėkim čia. Čikšt. Čia galim susitvarkyti. Tas priekis pajungtas. Įvyko katastrofa, likus net labai daug kilometrų. Panašu į vandenį, tik dar nelabai suprantu iš kur. Na. Ir mėlyną dūmą išmetė iš kamino. Gerai, kad ne karšta. Nu, pro kur tu čia dabar apsišikai? Ai, išsiplėtimo bakelis. Va, kas per problemą. Ok. Tai ką dabar? Bet tai kažkokia nesąmonė, čia šiaip nėra net taip karšta. Nu, ranką nulaikau, va. Nežinau, ko jam čia dabar sprogti. Kiek čia to antifrizą lika iš vis? Tam bakelį. Vis tiek laikės kažkas. Tu matai? Į čia iš stabdžių da kažkas laša. Kas čia per nesąmonė? O Jėzau. Jau sakiau, faina kaip. Pirms vežims. Kaip smagu. Pasirodo nelabai. Pažiūrėkim, aš langą nusimaus. Nu, kas čia per nesąmonės, man paaiškinkit. Kur čia galėjo užsikišti, kad išsusprogtų? Nu, tai aš nežinau, tai tikiuosi, kad tik tokį, nes man įkalniai ta problema įvyko. Man tik įkalniai ta problema įvyko, tai da, man tai kiek turėjau nuvažiuoti, kad sustot galėčiau, nes ir sankryža ir viskas. Deboliuko tai ne kažką. Hidraulinė? Nu, berniukai ir mergaitės. Žiūrim, ką turim. Žiūrėk, niekur nebėg. Atrodo baisiai. Padėjai mes dūmus kažkokius, bet dabar net nežinau iš kur jie.
verdi dabar. Iš kur čia? Išsipūtų šlangė. Biški prasukau čia. Tai nustoja gurguliuot. Kažkur susilaika slėgis. Bet dėl ko? Aš žinau, kad taip nereik daryt, bet... Man atrodo, čia antifrizą degė. Bet kaip jisai duslintuvė atsiranda tik tarpinė. Vėl 40, nu 50. Škai nesąmonė. Nu tyliai, man lėtai. Bandom važiuoti. Viskas. Atvažiavau dabar į elevatorių, jisai dirba iki 8. Dabar yra tiek. Ir priekyje yra dar traktorių. Tai kažkai kaip čia su pridavimu. Mes spėjom, kad parėjo tarpinti. Vėl. Jisai dabar biški lašin. Bet ne tragedija. Temperatūros geras, viskas gerai. Dabar dar biškai pajudėsim, bet dar ten teritorijų bus tų traktorių. Nežinau. Tai susiskaminom su broliu. Jisai kažkur sustos pakeliui į Raseinius pusiaukeliai, atsikabins savo priekabas ir atvažiuos su manim pakeisti. Aš bandysiu šiaip ne taip namo parėdėt. Ir gal viskas bus gerai. Čia biški varva, biški varva. Biški varva, bet nedaug. Nedaug, išlėto gal. Bent į teritoriją važiuosim, gal da šiandien netyčia priimtų. Tai būtų bent priekabas tuščias ir vis vienu darbu mažiau. Viskas, susikeičiau su broliu, paviršau nufilmuot. Tai bandysiu grįžti namo, tyliai ramiai. Lyg tais viskas gerai, krovos kai važiuoji, gazą kai nespaudi, tai žiūrėsim, ar 30 km šiais parvažiuoti ir ar visiškai to variklę nesuėsim. Nu, sustojau pusiaukelį pažiūrėti, kas čia daro. Tai yra vandensa. Dugau, va. Jeigu tik užspaudžiu, tai biškį va pridarom. Va taip. Ir viskas. Visiškai neuždarom. Gal uždėkim tą. Da, įtrauksim kokią šaką. Daugiau problemų bus. Vandens papildymą turime, jeigu ką. Vanelių irgi.
km 20 važiuoju. Va, prieki brolė priekabas. Tai aš jas užsikabinsiu, bandysiu namo partempt. Gal išeis. Nes be apkrovos, kai važiuoju, tai lygtais tas antifrizas niekur nedings. Iš duslintuvą irgi dūmų nebemet. Nėra. Pas manęs kažkur. Kur važiuot nematau? Daug? Ne, stop. Bet turi pats taisyti. Tai aš tau rodžiu, tą. Bloką išti. Palauk, gerai. Rada, ten. Ten, išti ten. Turim sankas. Gerai? Ką? Ką, mechanizatoriai? Ką, mechanizatoriai? Nu, pademonstruokite, kaip čia užsidaro. Tai yra paprastai. Aha. Užsidaro. Tai su viena ranka laikai. Aha. O su koja stumi. O. O taip, o. Nu. Ai, čia taip paprastai. Mes rankas naudojom. Su koja. Sakom, ko taip sunkiai, pasirodo, kojas reikia naudoti. Girdžiat, Šiaip saulė dar nenusileido, priekabas dar nepilnas. Tai šiaip arma priekabų reikia. Tai viskas, važiuok jau. Nu. Jau važiuok. Eik apžiūrėk savo tą gaidį. Nu. Ir viskas. Nu ką, nu vėl, nu ką, nu galvytė. Nu, tik tai galbūt galvytė. Da neaišku, kas karterį da. Spaudimas yra tepalo, tai kaip viskas gal gerai. Ar vanduo, ar jau vanduo, bet sukti tardinai. Skystas. Bet ne, pabaltų, būtų vanduo pabaltų. Gal biškai vandens yra, bet nedaug. Bet čia normaliai, iš kur tu ką? Nu, bet čia gavau. Kai reik, matai, gauni. Bet tai čia nieko. Ne. Gerai, viskas, diena su galu. Aš šiaip turiu darbo. Nu, tai tu varyk tada. A, girdėjau, kur tu stovėsim su save dabar trandalės? Tai aš nežinau, partemsiu. Gal kažkaip partemsiu. Ne, tai aš dabar tau išleidžiu vieną bunkerį. Tai gal ten važiuosim tą hektariuką? A ten Kvieturgiai? Neatsimenu. Ten. Tai ten šlapė sakyda? Nu gal ne, bandysime. Nu kaip nori. Nu tai važiuoju. Ne, tai čia tau aš pripilsiu abidvitas priekabas. Gerai. Va, mes iš va šitą Kvietrugyną pasiliekam sėklas. Čia va Kvietrugiukas. Paskui ten Kvietrugiukai. O, čia Kvietrugiukų. O, sėklytės bus geros. Mechanizatorius su greičiakiniais. Broliui nusiunčiau fotkę, kad jau grįžau, kai jau leidžiam. Parašė amazing. Jau jisai privažiavo prie duobės beveik. Nu, einam perzint mechanizatorių. Lemba palikau pastovėti traktorių.
yra. Ir šiandien, manau, dar mes jas abidvi tikrai pripildysim. Ir rytoj galėsim ramiai išsiruošti. Bet jau bus priekabuose. Jėga. Sausutėliai. Nu? O, Jezu. Tai viskas, kaip ryte. Toj brolis grįž, aš jau viską uždarinėjau, priekabą suvarinėjau, rytoj pasiruošta. Всё. Rytoj šiaip tęsi darbą išein, tai nežinau, biški lengvesnė tokia diena bus, kai dviese mes tik būsim. Ten su kombainu toli nelabai išeis važiuot kur. Tai čia prie vietos suksimės. Tai viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki. Nu, pripildai? Pripildžiau. Nu, kiek da bus? Daug. Daug bus? O, jas. Viskas kaip ate. Ate. Va, žiūrė, ate. Išjungi fazę. Tak, fazę išjungi, viskas ate. Kaip rasytė. Brolis grįžtų už kilometrą, gal dar pratesimą nori. Rasytės nėra. Ne, Ne, viskas. Daužu, tai božu, bab. Viskas, aš tai jau varau. Nu, davai, varyk. Davai, čiau visi. Viskas.